Sveiki, noriu pakalbėti toliau apie tą švietimo sistemą. Skaičiau jų tam puslapį, kaip yra sudėliota mūsų švietimo sistema, tai tikrai nuvylė labai stipriai mane. Galvojau, kad tai tik tai keletą punktų, kokių reikėtų pakeisti ar kažką išmesti, pridėti, kad turėtumėm gerą pamatą naujam gyvenimui. Bet pasižiūrėjau, kad ten kardinaliai viską reikia keisti, nes palikti tik tai kelis procentus. Ten absurdas, ten ne švietimo sistema. Apie ją dabar galim ir pakalbėti. Bendras ugdymas yra 12 metų, taip. Ką mes turim? 4 metus pradinio mokymo ir 6 metus pagrindinio mokymo. Taipogi 2 metus vidurinis ugdymas. Dabar parašyta, kad yra privalomas ugdymas 10 metų. Vaikas privalo eiti į mokyklą 10 metų. Tai yra toks laiko tarpas, kur už sunkius, labai sunkius nusikaltimus sodinama į kalėjimą. Tai prilyginu iš karto, čia ne mokykla, o griežto režimo kolonija vaikams. Kur, kaip žinote, iš kolonijos grįžta žmogus arba pasitaisęs, mažas procentas, arba išmokęs daug, didelis procentas, arba išvažiuoja kojom į priekį, ne? Tai tas pats ir mokykloje, jeigu pasižiūrėsit į principą, labai panašus dalykas. Tai parašė jie tenais, kad ką duoda tas 10 metų ugdymas vaikams, tai duoda kompetencijas išreiškiamas per žinias, supratimą ir gebėjimus. Visiška nesąmonė, nesutinku ne su vienu jų žodžiu. Ten žinių neduoda, žinios yra kišamos per prievartą, supratimą vaikui neformuoja teisingo supratimo, formuoja kažkokį tai iškreiptą, kad visi yra mažiukai ir turi dirbti, vergauti ir taip toliau. Tai supratimą iškreipia, o gebėjimus nei vieno gebėjimų neatskleidžia, kadangi kiekvienas yra individualus. Tai čia ką rašo, tai visuose žodžiuose yra didelis melas. Net baisu skaityti. Kas čia do idiotas ten rašė, aš nesuprantu. Čia visiška. Reikėtų pačiam jam biškį į tamsų kambariuką pasėdėti už tokius parašymus. 10 metų privalomas ugdymas ką duoda iš tikrųjų vaikams. Dabar pasižiūrėkit. Daug nereikalingos informacijos galvoj. Daug bereikalingos informacijos, nes ne visiems tos informacijos reikia. Ta informacija sukelia daug streso, daug baimės. Vaikai baimės prisivarė tiek, kad nenori toliau nei studijuoti, nei nieko. Aš matau jau darželėje, mano vaikai nenori eiti į darželį, iš 2 savaičių porą dienų tik tai nuėjo, tai išprašė manęs, kad būtų su manimi, geriau eis, dirbs, eis į darbą, kažką veiks su manim, ką aš veikiu. Sako, tėti, tvarkysimės namie, viską darysim, ko nemėgsta daryti, bet tik tai neleisk mūsų darželį. Dėl to, kad mokytojai ir verčia mokintis to, ko jie nenori mokintis, verčia daryti to, ko nenori ir nedaro tą, ko vaikas nori. Tai yra labai didelis suvaržymas ir po tokių dalykų turim labai daug traumų, psichologinių traumų. Taipogi ateina iš tų neturėjimo ką veikti, iš vaikai, kai pats mokykloje buvau, iš neturėjimo ką veikti prisigalvoju visokių nesąmonių, nes tau neįdomu tie mokslai. Ten tu ateini tik pasėdėti tą pamoką ir po to žiūri, kaip nusirašyti. Ir nėra jokio produktyvumo toj mokyklai. Tai sugalvoji, kaip kitą nuskriaust, kaip pasišaipyti iš jo, kaip kažkokią nesąmonę padaryti, ar mokytas, jeigu užmisa kokią nesąmonę padaryti, ar bendrą kokį mokykloje išdaigą, kokią didelę iškrėsti. Fantazija ant to atsiveria, bet toks organizuotas gaunasi, nes daug mokinių sėdi, tai susiorganizuoja, iš to po to gimsta ir organizuotas nusikalstamumas. Tai viskas prasideda toj mokykloje. Tai pastumia pati švietimo sistema tos vaikus į tas nesąmonės, į nusikaltimus visus. Tai yra labai neteisingas dalykas. Ir moko viską per prievartą. Nei vienam vaikui nereikia to,
kažkam reikia vieno dalyko, kažkam kito, kažkam dviejų gal. Tie dalykai, kas yra mokykloje, jie yra gal ir reikalingi, bet ne viskas visiems tas pats. Nes čia daro fabriką, čia daro tos vergus, tos daro, kad darbininkus, kur negalvotų tik tai atidirbtų po mokslų, išgertų, parūkytų ir namo gulėt. Atsikėlė vėl į darbą, vėl gulėt. Robotai. Visiška nesąmonė. Po to mes turim iš tikrųjų 90% vaikų, kurie yra tikrai labai labai protingi, bet jie yra sulaužyti psichologiškai. Sugriautas jų gyvenimas. Ir tik tai tas 10% tokių stipresnių vaikų, kur stipresni yra psichologiškai, stipresnis jų vidus, kurie kovotojai yra, jie nepasiduoda ir eina tolyn. Mes nematėm nei vieno, aš tai nematęs nei vieno to, vienas kitas gal ir yra tie labai super įsimokslinę žmonės, kurie užsidirbtų daug pinigų. Daugiausiai turi pinigų tas, kuris nekaip mokinosi. Ir jis po to nuėjęs į gatvę išmoko, kaip tos pinigus padaryti. Tai pati švietimo sistema nustumia vaikus tenais, kur galbūt jiem ir net ne vieta. Tai va, šitas visas yra labai neteisingas principas, neteisinga sistema. O švietimo sistema tai yra viso ko pamatas, visos valstybės pamatas. Nuo to prasideda viskas, specialybės ir kiekviena specialybė. Po to mes turim ir daug tokių vadovus, kuriuos skriaudė mokykloje, jie tampa vadovais, jie po to skriaudžia savo darbuotojus. Šeimose ta pati problema. Skriaustas mokykloje, skriaudžia savo šeimą. Arba šeimoje skriaustas, vienoje sukūrė savo šeimą, skriaudžia savo šeimą. Ta prasme, čia ta pati bėda. Tai švietimo sistema labai daug duoda. Čia yra pagrindinė sėkla, kuri yra pasėta, kad toliau medis augtų. Tai mano manymu turėtų būti visai kitaip. Aš parašiau čia 5 punktus, kurie turėtų būti. Palikta turėtų būti tik tai matematika, privaloma, ir kalbos. Taip, kad žmogus išmoktų skaičiuoti, rašyti ir kalbėti. Kalbėti gali ir daugiau kalbų. Čia jau priklauso nuo žmogaus. Kas ko nori. Taip? Tai va, pirmas punktas būtų toks. Antroj vietoj, antram punkte, pažymėjau, kad reikėtų išmokinti vaikus pažinti save. Kas jie yra iš tikrųjų tokie. Kad jie yra energija, kad reikia tą energiją kontroliuoti. Kaip pagauti tą vidinę ramybę. Kad vaikai būtų ramus ir mokėtų susikoncentruoti į tam tikrą mokslą, o nebūtų įsiblaškę ir pamokų metu. O tuo metu, kai jie mokinasi, jie turi susikoncentruoti, kad jie išmoktų. Kokybė padidėja. Ir kaip nugalėti baimę, kad nebijotų eiti į tą mokyklą, nebijotų mokintis, nebijotų save pastatyti į priekį ir nebijotų save mylėti. Tai čia yra labai svarbus dalykas. Ką turėtų kiekvieną gyvenime, tai yra pats svarbiausi dalykai. Trečioje vietoje turėtų būti tikrai atkreipia daug dėmesio į fizinį išsilavinimą ir sveikatą. Kiekvienas mokinys turėtų, save mylintis mokinys, turėtų tikrai eiti į tą fizinį lavinimą, kiekvienas pagal savo galimybės, pagal norą, bet turėtų būti kažkokie tai normatyvai, kad vaikas fiziškai nebūtų paliegęs ir mokėtų taipogi bendrauti su savim, su savo kūnu ir žinotų, kaip kas, koks vaistas, koks maistas yra vaistas ir koks augalėlis jam padėtų išsigydyti tam tikrus dalykus, nes farmacija tai yra žudymas, tai yra narkotikai, tai yra tikroji mafija. Čia visiškai žmonės, kurie valgo tas tabletės, aš užėjom į vaistinę nusipirkti paprasto jodo su vaikais, tai ant mano vaikų labai visi pikti buvo, nes jie yra gyvi, jie neragauja tų vaistų, jie nevalgo tų vaistų, natūraliai gydomės, už tai jie neserga, tai pas juos visai kitaip yra sudėta, jie aktyvūs, jie juda, eina, daro, pas juos labai
viskas gerai. Ir aš labai dėl to patenkintas, kad jie tokie judrus ir aktyvus. O sėdi visi tokie nusiminę žmonės, prisivalgytų tablečių ir laukia eilėj, kad dar jų gautų. Labai man jų pasidarė gaila tikrai ir susimaščiau, kad tikrai trūksta žmonėm supratimo, kad tabletės niekada jūsų nepagydys, jos tik tai užgesins tam tikrą simptomą, bet pačios ligos niekada neišgydys ir jūs numarins laikų bėgant. Čia toks yra biznis farmacijos. Tai už tai yra labai svarbu išmokinti vaikus, kad suprastų, kas yra sveika iš tikrųjų, kad galėtų gyventi ir prailginti savo gyvenimą tolyn. Toliau labai svarbu yra išmokinti vaikus užsidirbti pinigų. Kaip iš tikrųjų juos užsidirbti. Tai finansinio raštingumo, kad išmoktų, kad suprastų, kas yra bankai, kad bankas yra skola, kaip jinai veikia, kada tu skolingas, kada jau bankas rūpinasi, kad tu skolingas. Čia reikia pastudijuoti ir aš pats domėjausi labai stipriai šituo ir žinau, kaip tai veikia, bet kiekvienam vaikui tikrai yra svarbus dalykas, kad nuo mažens išmoktų ir suprastų, kaip yra pinigas uždirbamas ir kas yra tas pinigas ir kokiu būdu jį reikia uždirbti. Tada tikrai sumažėtų labai daug problemų kiekvienam vaikui ateityje. Tikrai neturėtumėm tų sėdinčių ištiesų rankytę nusiminusių benamių. Tikrai jų būtų daug mažiau, jeigu kad ir būtų, nes gal tinginių rastumėm ir prie tokios švietimo sistemos. Taip, kiekvienas einam su savo keliu, tai jo. Gal ir neišvengsi pilnai, bet sumažinsi tikrai. Ir 5 punkte turėtų būti pamoka, ypač pradinėse mokyklose, kur nukreipia vaiką pagal jo pašaukimą. Ieško vaiko tikrųjų savybių, kuris yra gabus. Kaip kalbėjau praeitam video, dabar žiūri tik tai autistus, ant ko vaikai, nes autistai jie turi vieną dalyką, ant ko jie labai gerai, labai gabus. Matematika, ten dar kažkoks kitas mokslas. Tai čia turėtų būti kiekvienam vaikui. Šita pamoka būtų investicija į sudominimą. Tu sugebėtum vaikui, jeigu vaikas darytų, kas jam patinka, kiekvienas, jisai nori eitų į tą mokyklą. Tai tada tie visi išmesti dalykai, kurie siūlau, kad būtų neprivalomi, jie taptų individualūs kiekvienam vaikui. Tai visos chemijos, biologijos ir taip toliau. Tokie būtų dalykai atrasti, ką vaikas nori mokintis. Čia yra viso gyvenimo pamatas. Dar kartą paminėsiu tą. Ir ką mums duotų dabar šitie 5 punktai, taip? Skaičiuoti, rašyti, tai visi mokėtų kalbėti, visi mokėtų skaičiuoti, kad galėtų tobulėti tolyn, kad galėtų savęs ieškoti ir galėtų pasiskaityti tiek apie tą save pažinimą, apie sveikatą, apie uždarbius ir pinigus, mokėtų juos skaičiuoti ir taipogi tam individualiam savo pašaukimo ieškojime galėtų eiti į priekį ir mokintis toliau. Antras punktas – pažinimo savęs, kaip dirbti su energija, nugalėti baimės ir pajusti tą vidinę ramybę ir pradėti mylėti save, kiekvienas vaikas, ką turėtų tikrai kiekvienas vaikas daryti. Tai tikrai nugalint baimę, tampant ramesniu, kiekvienas taps laisvas vaikas, viduj laisvas. Jis turės daugiau noro, motyvacijos daryti kažką, sumažėtų nusikaltimai. Padidėtų tarpusavio pagarba. Taipogi kiekvienam tėvui, mamai padidėtų pagarba, mokytojams padidėtų pagarba. Ir mokytojams iš vis turėtų būti skirta labai didžiausia dalis pinigų, ne poligonams, ne karui, o mokytojams. Nes čia yra sėkla, čia yra pradžia. Iš to viskas gimsta. Štai turėtų švietimo sistema būti investuojami labai dideli pinigai. Didžiausias procentas. Nes be jos
šūdų krūva. Galiu pasakyti, būna šūdų krūva. Tai kad tos krūvos išvengti, kad ją išvalyti, tai tikrai nereikėtų, kur idiotų prisėdė su kariniam uniformom ir sako, kad jos puola rusai, nu čia pasakytų tiesiai šviesiai, mums reikia pinigų pasidaryti iš tų milijardų, kuriuos mums paukojo, ir visi suprastų, visi ir taip supranta, tik tai nieks nieko nedaro. Tai va, antram punkte pažinimo savęs tikrai labai daug laimėtumėm. Būtų labai šaunu matyti visus šitus pasiekimus ir bus šaunu, manau, matyti visus šitus pasiekimus. Trečiam punkte, kai žmogus būtų fiziškai stiprus ir žinotų, kaip savo sveikatą kontroliuoti ir kalbėti su savim, su savo kūnu, sumažėtų ligų, padėtų žmonių gyvenimo ilgis, negyventų po 50 ar 80 metų, gyventų ir 100 ir daugiau, garantuoju, nes nuo to viskas ir priklauso, nes farmacija mus ir žudo, kad mes nedaeitumėm iki to. Fiziškai pasiruošę žmonės, tai reikia ginti savo šalį. Pasižiūrėkit, kokie vaikučiai eina ginti tą šalį. Ten su vėjo šlanga atsistok ir nupūsi visus. Gaila tų vaikų. Tai geriau pasitreniruoti biškį, skirti tam, kad kaip spartiečiai būtų, atsistoja 300 ir prieš milijoną gali eiti. Tai visiškai kitas efektas, ko tikrai reikia kiekvienai valstybei. Manau, tai padėtų ir kiekvienam žmogui atskirai ir tai labai susieta su sveikata. Todėl šitie punktai yra labai svarbus vienas su kitu, susiję labai vienas su kitu. Ketvirtam punkte išmokti užsidirbti pinigų. Tai automatiškai skurdas sumažėtų, korupcijos, nelegalūs bizniai, viskas. Ta pakeistų netgi, tai pasikeistų, tai net pačiai valstybei reikėtų tą daryti. Ne vien tik iš mokesčių gyventi, o automatiškai pasikeistų, kad ir pati valstybė galėtų geriau daryti biznį kažkokį didelį, bet to, kad smugdytų mažus biznius. Darytų savo kažką tai sukurtų ir tų darbo vietų. O tikrų specialistų užaugintų 5 punktas, kur nukreiptų kiekvieną pagal specialybę. Ir turėtumėm tikrai tikrų profesionalų, tikrų specialistų, kurie išmanytų savo darbą, norėtų tą daryti, su noru eitų tą daryti ir neturėtumėm jokių problemų nei vienoj įstaigoje. Pradedant nuo pardavėjo ir baigiant prezidentų. Pažiūrėkit, dabar mūsų prezidentas, jis yra pašaipos objektas didelis. Turbūt matėt ne vienas tą filmą Byvis ir Tešlagalvis, tai pasižiūrėkit į Byvį ir pažiūrėkit į jį. Tai viens prie vieno, tik tai to juoko trūksta. Čia tragedija, tokį lyderį įsirinkti, tai aš nežinau, čia jis iš vis niekam tikęs yra. Toks, kur papūsi, ten nukris. Vienas pasako jam taip daryti, taip daro, kitas pagazina, kitaip daro. Tai nenustebčiau, kad Repšteino bylos ten su vaikais pažaidęs yra ne vieną kartą. Tai manau, kad tokių mums nereikia lyderių. Tokie lyderiai, tegu būna underground'e ten su Laisvės partija, eina užpakalio savo išsiskusti ir genderizmai savo užsiminėti, o ne mūsų vaikam bandyti dėkti šitoj supūsių sistemoje švietimo. Tai tokie turėtų būti iš vis dalykai išmesti ir pamiršti ir net nebandoma apie juos kalbėti, nes tai yra didžiausi iškrypimai ir tai tas pats, kas pedofilija. Tai yra liga, kuri turi būti visiškai išnaikinta. Jau ir naikinama. Tai va, ir visą šitą pakeitų sistemą, ką gautų valstybė ar pasaulis, ne? Valstybė tai visi išmoktų gyventi draugiškai, bendrai, nesipykstant, nekonkuruojant. Tai parodytų maža valstybė, tokia kaip mūsų Lietuva, parodytų labai didelį
pavyzdį visam pasauliui. Kaip reikia, nuo ko reikia pradėti keisti sistemą, nuo ko reikia pradėti keisti tą gyvenimą, kad pradėtų žydėtos gėlės, o nebūtų kaip ir radom su šeiminėlė nukarpytais kotukai su nukarpytais žiedais. Tai dabar turim tos nukarpytus žiedus ir visa šitą turėtų būti pradėta diegti jau nuo darželio vaikam. Pradėta juos sudominti, kad jie norėtų eiti tą linkme, padaryti tos užsiėmimus visai kitokius, o ne žaidimų kambarius. Ir žiūrėti irgi taipogi tą maistą. Turbūt visi žinot, kad ten kiauliena nėra geras maistas ir labai yra daug toksinų viduj. Todėl visi yra tokie pikti, aptingę, kurie valgo tą kiaulę. Aš pats ją valgiau, pats žinau, ką tai reiškia. Musulmonai nebereikalui nevalgo, ne todėl, kad įsikalinėja čia ar dar kažką. Tai yra pats blogiausias maistas. Jie valgo savo šūdus ir po to tie šūdai palieka toksinus ir lieka pačioje mėsoje ir po to vaikas ar ten suaugęs valgydamas tą toksiną irgi save žudo to toksinu, palieka savo organizme. Ir tas sukelia daugumą ligų, neapykantų, nuovargių ir visų kitų neigiamų dalykų organizmui. Tai yra labai neteisingas, manau, supratimas. O valstybė žino, ką daro, jiems to reikia, kitaip jie negalės jūsų valdyti. Tai susimastykit apie tai ir man labai įdomu, kiek yra nebailių, o tų, kurie tikrai norėtų tą dalyką pakeisti, nes dėl vieno įstatymo susirinka 10 000 žmonių, prie Seimo ir ten bando pakeisti kažką tai, kad nebūtų priimtas įstatymas. O čia yra visos šaknis. Čia jau kardinaliai keistusi. Su švietimo sistema pakeista, mes keičiame visą sistemą totaliai. Nes tai dabar yra viskas supuvę. Viskas stovi ant korupcijos, ant melo, ant baimių. Tai yra labai neteisinga mūsų atžvilgiu. Todėl manau, kad labai būtų smagu pasižiūrėti, kiek yra drąsių žmonių, kurie palaikins šitą video ar komentuokit ir neigiamai, teigiamai. Pykčio nelaikau nei vieno, viskas tvarkoj, heiteriukų visą laiką turi būti jų. O kam patinka, nepatinka, nežiūrėkit, o pažiūrėt, pakomentuokit, irgi įdomu pasiskaityti. Tai noriu pasižiūrėti, ar žmonių yra Lietuvoje drąsių, kurie norėtų eiti į priekį dėl savo valstybės ir dėl savo vaikų. Gražios dienos, iki kito video.